Taigi žiūrėkime, Evangelija nepalieka abejingų žmonių. Arba tu ją priimi, arba tu ją piktinėsi. Arba tau yra išganimo žinia, arba tau jinai yra papiktinimo akmuo ir sakai, kas čia per nesąmonę, mesti lauką. Gali būti, kad reikia laiko išsiaiškinti Evangelijos žiniai. Gali būti, kad reikia šiek tiek turinio, kad perskaityti ir suprast, kad suvoktume Evangelijos žinią. Sinedriono vyresnieji kažkurie jau klausė Petro, jau klausė juos, jau jie girdėjo kažkurios dalykus ir pirmas sykį taip stipriai nesureagavo, bet dabar dar kartą išgirdė, dar kartą įspėję, dar kartą įsiklausė, jie priėmė sprendimą. Viskas, mes to nepriemam. Viskas, jie mirties bausmė. Taip, mums reikia laiko, kad suprasime Evangelijos žinią. Bet supratę Evangelijos žinią mes pasirinksim arba priimsim tą žinią kaip išganimą, arba paniekinsim kaip didžiausią nesąmonę. Ir tai nėra tarpinio varianto, nėra viduriuko.